Dublis numeris 10. Rytais yra taip sunku šnekėti. Šiandien yra... Fokusuok. Šiandien yra 18 diena. Ir šiandien ryte aš jau su jumis galiu kalbėtis, nes maniškis darbe ir aš šiandien dirbsiu tik tai vėlai vakare. Tai super, galėsiu varyti į prekybos centrą, vienintelę parduotuvę, kuri dirba sekmadieniais čia pas mus. Ir baigsiu gal ieškoti dovanas. Ir ką, noriu pasakyti, kad šiandien atsikėliau ryte su beje kokią fainą nuotaiką, nes pramerkiau akis ir pažiūrėjus telefoną radau daug jau jūsų komentarų su jūsų svajonėm. Tai mane labai pradžiugino, kad svajojat ir kad jūsų tokie norai neįtin savanaudiški, tai labai fainai. Ir ką, tai vat atsikėliau, pasidariau jau savo vandens su citrina, jau nebefilmuosiu kaip darau, nes man atrodo baigiu jūs užknisti su to savo vandeniu. Tai, koks rūgštus. Ir ką, atidarykim tada advento kalendorių. Taip, tai ką aš... ir jeigu nesuprantat, tarkim, nes aš, nešlieku, kai atidarau kalendorius, tai jeigu ko nors nesuprantat, jūs man parašykit po video apačią ir aš jums paaiškinsiu, kas ten per produktai. Tai va, dabar, wow, 18 diena. Nu, dar geriau, vėl toks sunkus, bet tai yra vėl toks didelis, bet labai lengvas. Ir viduje mes randame, tai yra tušas. Ir aš jo netarinėsiu, tai yra tiesiog paprastas juodas blakstienų tušas. Aš dar turiu savo Diorą, tai šitą tiesiog nenoriu atidarinėti ir pataupysiu kokiam kelionėm ar šiaip, kai baigsis mano tušai. Ir dar ką pagalvojau. Ir dar norėjau pasakyti, tai va, kadangi sekmadienio visa diena man yra laisva, tai aš sugalvojau padaryti vieną dalyką. Tai aš kažkada žiūrėjau lietuvių tas laidas, ten kaip būna nuo iki ir panašiai. Ir vienas gražiausių Lietuvos moterų vis laik minėdavo vieną dalyką. Tai yra ledukai, savos gamybos ledukai ir su ledukais tiesiog mes masažuojame veidą rytais. Ir tos moteris tokios jaunos atrodo ir, negaliu sakyti ten, kad pas juos botokso nėra ar panašiai, bet vis tiek oda visai gražiai atrodo. Tai aš sugalvojau pasidaryti tokius ledukus pas save. Ir tai dabar duokit man porą minučių, aš pažiūrėsiu internete, iš ko mes jas galim pasidaryti. Ir tada sugrįšiu pas jus ir galėsim kartu tą pasigaminti. Hei! Tai ką, pasiskaičiu aš apie ledukus ir iš tikrųjų labai daug gerų žodžių ten apie tos ledukus rašoma. Ir jau norėjau daryti, bet supratau, kad pas mane nėra normalaus to dalykėlio ledukams šaldyti. Pas mane yra tik tai toksai... Štai tokie mažyčiai. Čia tiesiog įsipila ir po to išsiverčia. Tai man tiesiog reikia nusipirkti kažką didesnio, tai aš tiesiog varysiu iš karto tada į prekybos centrą ir tenai žiūrėsiu, kokių man dalykų trūksta, nusipirksiu tą dalykėlį ledukam, pasiieškosiu likusių dovanų ir susitiksim tada vėliau. Tai ką, išviriau aš į prekybos centrą ir pakeliui užėjau į darbą ir pasiūliau saviškiui kartu pavalgyti, bet jis sakė, kad labai nori McDonald'o. Tai aš tokia kaip gera mergina būdama atnešiau mum pavalgyti McDonald'ą ir gavau 2 sintinukus, tai jos gal išpakuosiu dabar. Tai pirmas yra iš Amazon ir neįsivaizduoju, kas tenais yra. Tai tiesiog mum darbui yra USB jungtis, kur galima įdėti 2 USB ir krauti ką tik norit. Ir tada didelis ir man atrodo, kad čia bus mano keptuvė, nes labai norėjau grilinės keptuvės, kad tiktų ant mano viryklės. Tai žiūrėsim, ar čia vienai. Ir taip, tai yra mano keptuvė. Ja pirkau iš Tefal, iš Amazon ir man atrodo mokėjau 35 eurus. Tai vat, atrodo štai taip. Tai gerai, viso. Viską susidėsiu gražiai ir varomas valgyti. Tai ką, naudojus progą, kad aš darbe ir dėsiu aš dabar advento kalendorių savo 18 dienos dovanėlę. Tai bus tas cupcake'as, kurį matėt kažkuria mano vlogme. Kvepia nerealiai ir tai yra muilas. Tai parašiau raštelį, ale
Pagaliau radau cupcake'ą su 0 kalorijų. Tai va, dėsiu ją į advento kalendorių ir jau dabar tikrai lėksiu į prekybos centrą. Aš jau pakeliu į prekybos centrą ir dabar varysiu pro tokį turgų ir tai yra kalėdinių tų statulėlių turgelis. Čia vien statulėlis visur. Šiek tiek jums parodysiu, nes čia pas juos labai populiaru tą daryti prakartėlis, vadinasi, man atrodo, tą lopšelį Jėzaus Kristaus. Ir čia labai provinciškas toks dalykas, tai parodysiu šiek tiek kaip jie atrodo. Štai yra įvairių ir galima sukurti visokius miestelius, visokių personažų galite rasti. Tai čia yra aplinkos detalės visokios. Ir čia, žinokit, provincijoje, aš jums sakau, visi pamišę. Ir Maniškio, pavyzdžiui, seneliai visą laiką kiekvienais metais daro ir labai didžiuojasi savo prakartėlėm. Kaip gerai iš tikrųjų, kad žmonės čia nesupranta lietuviškai, nes galiu normaliai kabinose šnekėti. Tai iš tikrųjų ieškau dovanų kitiem ir kaip visada, ką nors užsižiūriu savo. Užėjau į Nike parduotuvę ir radau štai tokius šortus sportui. Tai jie yra tokie paprasti šortukai ir štai čia yra toksai sportinis dalykėlis, kad tiesiog kai darot kokias pozicijas, kad nieko nesimatytų. Tai tik norėjau jums parodyti, koks vaizdas atsiveria iš Apple parduotuvės mano prekybos centre. Tai va, ant jūros kranto. Tai mūsų jūra, ten yra didžiulis uostas krovininių laivų, taip pat laivai, man atrodo, kurie plaukia į Korsiką. Hey guys, so it's the day 18, but I'm gonna open my present 17, because you saw yesterday I didn't open, actually I opened my gift, but it was kind of broken, so so I found this. It's written, you should open the 17 again, Santa made a mistake yesterday. So I have a present again. Oh, it's big. Something big. And it's Rainforest Moisture Hair Butter. C'est un masque. Oh, it's a mask for hair. For dry hair. Trop cool. Thank you. You're welcome. Tu veux montrer? Ouais. Il est à l'envers. Enfin, tu l'as mis. Sorry, guys. Voilà, merci. Ką tik grįžau namo ir nejaučiu nei rakyčių, nei kaičių, ne, iš tikrųjų nejaučiu aš rankų, nes to jums parodysiu. Išėjau tik tai susipirkti likusių dovanų. Ir beveik nieko nenusipirkau, ko man reikėjo. Bet pažiūrėkite, ką aš namo atsitempiau. Ir aš neturiu mašiną, aš turiu mašiną, bet aš jas nevairuoju, nes laukiu teisių, kol man perdarys. Tai žodžiu, su tiek maišų aš grįžau rankose ir, sunkoka buvo. Tai va, aš jums gal nedarysiu kas yra maišuose, tik tai greit papasakosiu, nes tenais nieko labai įdomaus nėra. Tai čia yra Nike maišelis, tenai jau matėte prieš tai video, tai buvo short ir timpos nusipirkau, tada viduje yra dar pakrovėjas Apple, nes aš jį palikau sporto salėj, tada Morgane, kaip ir matėte, tas dvi sukneles nusipirkau, ale tokios kaip džemperiai suknelės. Čia yra iš Ted Bakerio dovana mano tetos sūnui, tai čia ne aš dovanosiu, o jinai dovanos. Tai žodžiu, tiesiau dėl jos. Tada tenais viduje yra chalatas, kurį gal greitai tada aš išvyniosiu. Ir jisai atrodo, tai yra chalatas iš Etam. Ir jis tiesiog atrodo štai taip. Ir belekokios švelnios medžiagos. Tai jisai keliaus mano mamai. Tai štai toks. Voilà. Žiauriai šiltas, su kišenėm ir su raiščiu.
Tada pasiėmiau tapkės, nes jos man išėjo nemokamai su nuolaidų kortele. Tai tokios, blemba. Žodžiu, tokios pusiau kojinės, pusiau tapkės. Tada tenais mano mamai yra megztinis. Vėl mano mamai megztinis. Tada čia užpakuota, tai bus New Balance batai Moniškio dėdai, tai čia jau nuo mūsų bus dovana. Netalais nupirkau žiauriai nerealų zuikutį, bet aš jo negaliu dabar išpakuoti, nes, nu, jisai gražiai supakuotas, tai tas zuikutis yra mano draugės iš Vengrijos antram vaikeliui, nes aš apie tą pirmą Mildą galvojau, o apie antrą vaikelį nieko nepagalvojau, nes ką tik gimė, tai va. Ir čia nusipirkau tokį, yra mano 2 keptuvės. Gavau, kaip matėt, gavau šitą grilį. Aš įsiunčiau iš Amazon ir štai šitą aš pirkau Monoprix pas mus parduotuviai. Tai čia tiesiog toksai normalus paviršiaus, tik kokius blinelius ar omletus kepti. Tai labai gerai, nes mano visos keptuvės yra apkepusios. Tai ką, kai matot, apsirengiau, varysiu sportuoti, tada aš šiandien dirbu vakare. Ir ledukus gaminsiu jau, kai grįšiu namo. Nes dabar neturiu laiko. Turiu rinktis arba ledukus, arba sportuoti, bet po darbo negalėsiu sportuoti, tai renkuosi dabar sportą ir ledukus po to. Hei! Aš darbe, yra vakaras ir labiausiai lieva, kai tik tai vakare reikia dirbti. Aišku, reikia ir džiaugtis, nes visą dieną nedirbai. Tai jo, yra 8:30, aš pasportavau, susiruošiau į darbą ir užsisakiau valgyti. Tai kaip visą laiką, nu ne visą laiką, bet labai dažnai užsakiau sušio. Tai yra mano sašimis mėgstamiausias marinuotas, sriubytė. Man atrodo, man dežavu, man atrodo, aš jau rodžiau visą tai, nes lyg tą patį užsakinėjau. Dumblių salatas, makiai su lašiša ir tos pupelės. Tai ką, nuobodžiai dirbsiu dabar porą valandų ir po to varysiu namo. Žiauriai ištroškau, šiandien visą dieną noriu gerti. Ir dabar užsimaniau kažko gazuoto. Ir dabar parodysiu vieną tokį aparačiuką, kurį galėsite panaudoti kaip dovanų idėją savo artimiesiems, ar tiesiog visai šeimai, jeigu nenorite kažkam labai atskirai dovanoti, ar draugam, ar nežinau, belekam. Ir būtent tiem žmonėm, kurie mėgsta gazuotus gėrimus, tai aš nežinau, ar prisimenat, kad mūsų tėvai anksčiau, bent jau mano tėvai, turėdavo kažkokius aparatus, kurie darydavo gėrimus gazuotus. Ir tai va, tai aš neprisimenu, kaip jie veikdavo, bet aš esu nusipirkusi savo tokį dalykėlį. Jisai atrodo štai taip. Jis yra prie mano kavos aparato, tai vadinasi Soda Stream ir jisai daro iš paprasto vandenuko gazuotą vandenį. Tai tiesiog, ką turite keisti, jis čia ne jisai jau prijungtas prie rozetės, jam nereikia jokios rozetės, jokių baterijų, jisai nežinau kaip veikia, bet veikia. Ir tiesiog gale jūs turite tą balionėlį su tam tikrom dujom, kad padarytų vandenį gazuotą. Ir tiek. Tai kaip jo naudotis? Kaip padarote vandenį gazuotą, jūs galite pilti ko tik norit. Tai vat yra tokie dalykėliai. Pavyzdžiui, mes turime citrinų skonį, bet mes retai naudojam, nes tiek čia yra toks cheminis dalykas. Bet kai įsipilate, pasidarote gazuotą vandenį, tai galite įsidėti citrinos, uogų, ko tik norite. Tai aš jums greit parodysiu tada, kaip veikia. Ir būtent tai mašinai, su ta mašina reikia pirkti specialų butelį. Tai aš turiu štai tokį. Ir galima be abejo naudoti vandenį iš krano, bet aš naudoju kaip visą laiką savo į vien vandenį, tai pilame iki linijos, kur yra nupiešta viršų. Viskas gerai, viską supyliau, neprapyliau taip kaip Greta Gedutytė. Labai susikaupus pyliau, kad neatsitiktų taip kaip jai. Vanduo supiltas, tada ką darome, tai tiesiog įkišame butelį, jis jau automatiškai užsifiksuoja, jį įstumiam ir tiesiog spaudžiam. Ir matot, yra švieselės, rodo, ant kiek gazuoto norite vandens. Aš noriu labai gazuoto. Tai va, tiesiog atleidžiam. Tai kaip ir sakiau, šitą vandenį galite dėti ko tik norite. Tai aš įsipilu vandens, kadangi pyliau nešaltą vandenį, noriu kažko gaivesnio. Tai tiesiog įdedu ledukų.
Išspaudžiu šiek tiek citrinos. Ir nežinau kodėl, bet žiauriai noriu uogų skonio. Tai įsidėsiu uogų džemą, tai yra, man atrodo, mėlynių džemas. Ir jis yra visiškai be cukraus ir jį pirkau toj parduotuvytėj, kur kažkada jums rodžiau, kad buvo labai didelis moliūgas. Tai ten, kur sakiau, patys tie ūkininkai viską gamina. Tai įsidedu šaukštelį uogienės. Ir mano vandenukas paruoštas. Taigi žymiai sveikiau negu limonadas ir labai puikiai idėja dovanai. Filmavau aš jums tą, kaip daryti tuos ledukus, bet žinokit, ištryniau netyčia kamerai, tai dabar perfilmuoju, bet maniškis miega, tai kalbėsiu tyliai. Tai yra mano formelės, tada čia yra jau pasidaryta arbata iš ramunėlių. Tiesiog įsidėjau ramunėlių iš savo močiutės kaimo rinktų, parsivežtų iš Lietuvos, palikau pusvalandžiui ir tiesiog tuos ledukus tą mišinį dabar pilsiu į formeles ir tiesiog įdėsiu šaldytuvą. Ką norėjau pasakyti, kad aš naudojau vandenį iš butelio, nes, kaip skaičiau vienam blogė, kažkurios panelės, kad nepatartina tiesiog naudoti to vandens iš krano. Tai naudojau vandenį iš butelio, įdėjau ramunėlių ir, kaip sakiau, jas pilsiu čionais ir įdėsiu į šaldytuvą. Ir pabaigai tada aš jums parodysiu, kaip atrodo ir kaip vadinasi tiksliau tas dalykėlis, kurį pilu pastoviai ryte į vandenį. Tai štai jis vadinasi Energy Drain iš Nutergia laboratorijos.